Sveiki gyvi. Šiandien atvažiavom į vieną didžiausių ežerų pagal didumą Lietuvoje 10. Bandysim prakalbinti avižą. Nusipirkom avižadrebį. Ryte akaras 170 gramų. Meškerėlės išmetimas nuo 0,2 iki 1,5 gramo. Taip pat gavom patestavimui iš avižą fishing masalų. Pabandysim mes juos prakalbinti, pažiūrėti, kaip jie veikia. Yra jie pagaminti Ukrainoje. O taip jie atrodo. Įvairius atspalviai, įvairios formelės, dydžiai daugmaž panašus. Ačiū jiems. Ir žiūrėsim, kaip čia seksis. Ką čia pavyks pagauti. Aišku, šiandien mes neišvaltės, mes nuo krantelio. Užsidėjom vieną avižėlę. Turėtų būti labai smagu. Žiūrėsim, kiek čia toli gan tolokai nusišveičia. Čia turėtų būti ešeriukų. Arba kliuvinių, neaišku. Nu va, priėjom tokią pavasarinį tvenkinuką. Čia būdavo daug plakių, pabandysim čia kažką pažvejoti. Visur kitur kol kas nieka, nes jau vidurdienis. Gal čia kas nors paims. Nes šiaip šilta labai. Nenorim maitintis. Bet galbūt čia ką nors paimsim. Pabandysim dar vieną vietą. Buvom ten prabridę į tokią properšą, nekibimą. Čia vėl prižėlė, bele kaip. Kažkaip sunkiai čia šiandien sekas. Persivertė mano avižą. Bandom iš kitos pusės. Prieėjimo nėra kažkokia tai, nes iš karto gylis 2 metrai. Sakom, gal čia kas nors paims. Bet kol kas tai ramybė. Kaip nors, ką nors. Nors vieną atidarimą padaryti. Bet matyt, šiandieną nekibadienis. Žalčiuks plaukia. Žiūrėk, panėrė. Gal išnirs. A matos jisai kažkur tai? Man atrodo, radom taškelį. Jau turėjom 2 ėmimus. Bandom iš naujo tą patį. Turėtų būti barkštelėjimų. Išprašėm vieną, šiaip ne taip. Ešeriuką. Užkibo ant raudoną masaliuką tokia. Iš avižą fishing. Bet nuo dugno teka paleisti ant dugną. Tada paėmė. Koks pikčiurna, piktas, o? Nu, pasišiaušk. Plaukiam toliau. Bandykim dar vieną, bet iš šono, kažkaip iš šono jie. Paleiskim, kad nuskęstų ant dugno reikia, pasirodo. Kažkaip ne jie mano paviršiaus, nuo dugno.
Nu ką, baigsim savo žvejybą. Sunkiai šiandien mums čia sekės, nes kadangi labai šilta, žuvis nenorėjo kibti, vieną kitą čia mes patraukiam. Ne viskas papuolė mums čia į kadrą. Ačiū Aviža Fishing už masalus. Kam patiko šis video, paspauskim laiką, paprenumeruokim mūsų kanalą, parašykit komentarą. Iki visiems, iki.